Sveiki, aš Austėja ir šiandien tęsime kelionę laiku. Šiandienos ekspedicija puošni ir karinga. Tokia pati, kaip ir gentis, nuo kurios pradėsime. Čia ir pats seniausias būdas, ką padarėm. Sukam pasauliu, visada pasauliu. Ir kol ant sukas mes ištraukam iš pluoštą siūlą. Ir vėl pasukam. Ir ištraukam. Būdų susipažinti su baltų gentimi kuršiais yra įvairių. Galima atsiversti vadovėlį ir ten atrasti žemėlapį su pažymėtų plotų, kuriame, pagal archeologinius duomenis, nuo 7 amžiaus buvo įsikūrę šios genties atstovai. Persikėlus į praeitį, tektų nuo Klaipėdos kilti aukštyn, palei Baltijos jūros pakrantę, užgriebti dalį Žemaitijos ir patyrinėti beveik visą Kuršo pusiasalio teritoriją Latvijoje. Tai kuršių genties žemės. Su kuršiais ir jų praeitimi galima susipažinti Skuodo rajone, Apuolės piliakalnyje kasmet vykstančiame renginyje. 9 amžiuje pilies gynėjai kuršiai čia atlaikė Švedijos karaliaus Olafo kariuomenės apgultį. Šis įvykis pateko į Rimberto kroniką, o Apuolė tapo pirmąją rašytiniuose šaltiniuose paminėta Lietuvos vietovė. Karinga kuršių gentis minima vikingų sagose ir vėlesnėse kronikose. Pilsotas, Mėguva, Ceklis, Dūvzarė, Piemarė, Bandava. Tai kuršių žemių pavadinimai, išnykę iš šių laikų žemėlapių. Ceklio žemėje yra Mosėdis, o Mosėdyje Kuršių genties istorijos muziejus. Pavadinimas išduoda, kad visi eksponatai siejami su kuršiais. Tai vieta, kur teorinės žinios tikrinamos praktiškai, o tam padeda tikslios archeologinių radinių rekonstrukcijos. Čia radau muziejaus įkūrėjus ir kuršių paveldo puoselėtojus, gerus draugus Irmą ir Beną. Su Irma atversiu kuršių lobių skrynę, o Benas pasakos apie unikalų kuršių ginklakalių ir peiliadirbių gaminį. Tai kuršių kovos peilio rekonstrukcija. Kuo peilis ypatingas? Visų pirma, išvaizda. Nesuklysite, jei renginiuose išvydę dalyvį su tokiu peiliu, jį pavadinsite kuršiu. Nors panašiai puoštų peilių archeologai randa Latvijoje, jų gausu Estijoje, šiek tiek mažiau aptinkama Suomijoje bei Švedijoje. Peilio gamybos centrui reikėtų ieškoti kuršių genties gyventoje teritorijoje. Šią kryptį nurodo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių archeologai. Kovos peiliai yra versija, kada kuršė jie atsiranda anksčiausiai. Iš kuršių būtent skandinavai jos pradeda kopijuoti. Pas mus yra daugiau jų formų, rūšių, paplitę radinių pas mus daugiau. Tai 11 amžių dar jie laikosi, vėliau nunyksta. Tai Vykintas Motuza. Rekonstruktorių pasaulyje žinomas peilių meistras. Į jo sodybą Anykščių rajone atvykau sužinojusi, kad Vykintas baigė daugiau nei metus trukusi kuršių peilių archeologinių kopijų gamybos projektą. Pačios geležtės. Ta prasme, kad tai yra, jos kitą kartą nėra kažkokios tai praktiškos. Niekur aš nesu matęs kitose šalyse. Pavyzdžiui, tokia peilio geometrija kaip šitas. Unikali mūsų kraštams, nes, pavyzdžiui, ten pasižiūrė kitus kovos peilius, kurie yra rasti Skandinavijoje ir kitur, tai tiesiog tokie monotoniškos formos, reiškias plokšti, su užlinkimu priekyje ir viskas, žinai. Tik tai pamačius originalą gali kažką tai į tą pusę padaryti. Ieškoti originalų man kaip ir Vykintui teko vykti į Vilnių, Lietuvos nacionalinį muziejų. Atkeliavę iš praeities, originalai atrodo kitaip. Žalvariniai makštų apkaustai, nors ir praradę spindesį, išlaikė meistrų sukurtą formą bei apdailos detalės. Lietuvos nacionalinėme muziejuje saugoma didžiausia tokių peilių kolekcija. Keletas egzempliorių pateko į ekspoziciją. Vieną pavyko apžiūrėti iš arčiau. Šis daugiau nei 1000 metų senumo archeologinis radinys ypatingas tuo, kad galima tyrinėti ne tik dailiai išpuoštas makštis, bet ir įvertinti nukaltą geležtę. Ištraukti peilį iš makšties restauratoriams ne visada pavyksta. Tokį kovinį kuršių peilį apžiūrėjau Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. Originalas, kurį imti į rankas galima tik su pirštinėmis. Tai trapus, ypatingo atsargumo reikalaujantis daiktas. Ypač kilnojant.
Nuo tokios apžiūros dažniausiai prasideda rekonstrukcija. Piešiniai, brėžiniai su tiksliais išmatavimais, nuotraukos taip pat papildo informaciją. Medžiaga sugula į aplankus kompiuteryje. Tada prasideda darbas, o užsakovas rekonstruotų daiktų gali pasidžiaugti tik po kelių mėnesių. Beno rankose peiliadirbio Vykinto kūrinys. Kokia šio ginklo paskirtis ir kaip jį naudoti? Rekonstrukcija padėjo patikrinti iki tol tik teoriškai keltas versijas. Apie jas netrukus, o pažintį su kuršių peiliais tęsiu Vykinto sodyboje. Čia išvydau dar kelias užsakovų belaukiančias kuršių peilių rekonstrukcijas. Čia tokia dariau, norėjau parodyti tą kuršiškų peilių tradiciją, kuri iš tikrųjų tokia traukianti akį ir pas mus labai jinai neišryškinta, kaip kažkoks tai ypatingas dalykas, ypatinga tradicija. Pirmiausia, tai aišku, tie kovos peiliai, tai čia nuo tų buitinių peilių skiriasi. Jie buvo turbūt išskirtinai tik tai atliko ginklų funkciją. Ilgi peiliai, ten su jais greičiausiai nepjaudavo jokių ten gyvulių, nieko, žodžiu, tai buvo grynai kario ekipuotės elementas. Tai rodo ir pati nešiosena jų, ir radimo aplinkybės, ir pačios geležtės. Visiškai rodo, kad tai yra tiesiog ginklas. Tai čia visų pirma yra karinės minties produktas, unikalus, kas rodo, kad buvo mąstyta, kaip padaryti ginklą efektyvų. Mes nežinome, ar žmogus tai bandymų kelių iki to nuėjo. Tai mes nežinome, nes mes darome rekonstrukciją radiniu ir stengiamės milimetrą į milimetrą atkartoti su visom ten juvelyro ginklakalio galbūt net klaidom padarytam. O jam kaip gavosi, taip gavosi. Na ir kitas dalykas, padarius tą rekonstrukciją, matosi, kokia mintis buvo turėta. Mintis buvo turėta tame turbūt, kad šito ginklo smūginis tas taškas turėjo būti šitoje vietoje, nes visas tas svorio centras ir yra čia. Ir tai verčia, kad tą ginklą tokia kapoklė, o ne jaunamuoju, tarkim, ar duriamuoju įrankiu. Duriamuoju jisai yra pavojingas, nes neturi gardos ir gali nuslysti ranka, ar ne, jeigu kažkur pataikysi kažkokią šarvuotės elementą ar panašiai. Bet kaip kertamasis jisai labai puikiai veikia ir mes esame bandę ir praktiškai, ta prasme, kad mėsą gali pasižiūrėti kaip jauna, ar ne, kažkokia kiauliena. Tai veikia tikrai efektyviai. Ir galima įsivaizduoti, kokia kovos technika galėjo būti taikyta. Galbūt tai kažkokiais kertamaisiais judesiais jisai tampa kaip manevringas, trumpašmenis toksai kertamasis ginklas. Ir jisai neturi tokios tiesioginės ūkinės buitinės paskirties, bet jis turi karinę praktinę paskirtį. Originalų kuršių kario ginklą su aiškia karinė paskirtimi išvydau Kaune, Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kolega ir rekonstruktorius Andrius Janionis čia rinko medžiagą savo moksliniam darbui ir tyrinėjo muziejuje saugomus kalavijus. Vienas jo tyrinėjimo objektas tiko laidos temai. Kalavijas, vienašmenis su grioveliu, platėjantis link smaigalio. Tikrai buvo investuota į geležtę ir geležtė tikslingai daryta tokio tipo, nes šitos geležtės, tokios formos geležtės, jos naudotos ne tik, kovos peiliam, bet ir kalavijam, vienašmeniam. Kuršiški kalavijai irgi turi tą išplatėjimą į priekį ir po to nuėjimą į smaigalį. Tikrai tipiškas kuršiškas, kaip sakant. Dirbinys matosi degęs šiek tiek. Labai dailiai padarytas. Pakankamai storos geležtės, tie ašmenys, aišku, jie pjauna, jie idealiai aštrus, bet tokio storo geležtės jos buitiniai nieko netinka ir dar kaip atskirti ginklą nuo kasdienio peilio, pas juos nėra jokių galandimo žymių. Vertinant visą per archeologinius tyrinėjimus aptinkamą, muziejuose eksponuojamą ir rekonstruojamą kuršių karių ginkluotę, savo vietą turėtų atrasti ir kovos peiliai. Puikiai žinome kalavijus, kirvius, ietis. Aišku, kam skirtos apsaugos priemonės, skydai, šalmai ir šarvai. Tai plačiai paplitusi ginkluotė, naudota tiek ano meto kovose, tiek ir šių dienų kautynių ar turnyrų rekonstrukcijose.
Kokia peilio paskirtis Kuršių kario ekipuotėje? Paskutinio šanso ginklas? Teko girdėti ir tokią šiam peiliui priskiriamą paskirtį. Mūšiui pasirenki priemonės jau kitas, bet ir šiais laikais vykdamas į mūšį, tai nepasiemi pistoleto, pasiemi kulkosvaidį ar ne automatinį ginklą. Bet reikia suvokti, kad žmogus kiekvieną dieną gyvaikščioja. Tai, o saviginai, tai gali pilnai prieš nešarvuotą žmogų, jisai kaip savigynos priemonė veikti, kaip ginklas, kaip puolamasis ginklas, su juo galima dirbti. Tai seniau žmogus, ką žino, ar jis tų technikų tiek žinojo, kalbant apie vikinginį periodą dar, tarkim. Tai kada tas karinis rengimas labai dažnai nuleistas į tokį individualų lygmenį, centralizuotai nelabai dar vykdomas, ką žino, ar tai galėtų būti kaip kažkoks, kad mūšyje dar antro šanso ginklas, tai neturi nei greito ištraukimo funkcijos, tarkim, jis yra ištraukiamas laikant už uodegėlės, pilnai makštyse paslėptas, reiškia, tai jo nepavyksta, netgi jisai kai kabo ant tokių kilpų, jo greitai neištrauksi ir kaip paskutinio to šanso, nežinau čia, kiek tų šansų turi būti pas tą žmogų, jisai turi sulaužyti savo pagrindinius ginklus, prarasti skydą, būti dar nesužeistas, įsitraukti dar vieną ginklą. Tai va, tai čia, kai audrina vaizduotę, tai faktas, kad tai kelia daug klausimų, kaip tokie ginklai galėjo būti naudojami, bet faktas, kad iš šito konkretaus radinio tai galima spręsti apie jo naudojimo specifiką, o naudojimo sąlygas jau čia kiekvienam atskirai reikės, kol nebus kažkokio ikonografinio šaltinio, kur pavaizduota, kaip su juo kaunamasi, tol mes turbūt arba aprašymo kažkokio istorinio šaltinio nerasim, tai turbūt čia taip iki galo ir neatsakysime, ar jie galėjo būti kaip mūšiams priemonė naudojama, ar tiesiog kasdienio nešiojimo ir savigynos priemonė, kas man taip atrodo logiškiau turbūt. Pakalbėkime apie pinigus. Šiandien norint įsigyti tokį daiktą, vieno minimalaus atlyginimo nepakaks. Anuomet tai irgi buvo prabangus pirkinys. Populiariausia valiuta per vikingų žygių ar prekybos kelius pasiekusi Kuršių bei kitų baltų genčių teritorijas buvo arabų kalifato sidabriniai dirhamai. Tada vertinimas buvo ne dirhamų nominalas, o svoris. Kokia buvo tokio kovos peilio vertė 10 ar 11 amžiuje, galima spėlioti, tačiau tikėtina, kad meistrui už darbą tektų mokėti sidabro lydiniais. Rekonstruktoriai sutarė, kad investicija į peilio apdailą galėjo būti žymiai didesnė nei į geležtę. Turtingiausia baltų gentis turėjo iš ko remti grožį gebančius kurti meistrus. Puikiai šio teiginio iliustraciją aptinkame rašytiniuose šaltiniuose. Vyskupas Rimbertas, aprašydamas Apuolės pilies apgultį, mini, kad kuršiai įsipareigojo sumokėti švedams išpirką. Po pusės svaro arba daugiau nei 200 gramų sidabro už kiekvieną pilies gynėją. Gynėjų, pasak šaltinio, būta apie 15 000. Istorikai sutarė, kad šis skaičius gerokai per didelis, tačiau gynėjų skaičiuojant net ne tūkstančiais, o šimtais, kiekvienam pasidalijant po 200 gramų sidabro, išeitų visai nemenka sidabro krūvelė. Ar kuršiai atsiskaitė, žinių nėra, tačiau švedai nuo pilies pasitraukė. Artimiausias punktas anapus Baltijos jūros – Gotlando sala. Svarbus vikingų žygių pradžios ir pabaigos taškas. Gotlando salos muziejuje į ekspoziciją sudėta tik nedidelė dalis per archeologinius tyrimus rastų juvelyrinių dirbinių – arabiškų dirhamų ir sidabro lydinių. Kaip šie lobiai pateko į salą? Panašūs papuošalai aptinkami ir baltų genčių archeologinėje medžiagoje. Gotlando muziejuje atkurtame vikingų kelių žemėlapyje pažymėta Apuolė. Iš Gotlando grįžtu pas kuršius į Mosėdį. Muziejuje demonstruojama atkurta Palangos kapinyno archeologinė medžiaga. Kokio grobio galėjo tikėti Skandinavijos vikingai, įsibrovę į genties teritoriją ir atžygiavę iki Palangos. Nors papuošalai tikėtina priklausė ne pačios turtingiausios kuršių genties atstovėms, jų dėvėta kolekcija įspūdinga.
Kuršių įspūdingiausiai man bent jau visą laiką būdavo papuošalai ir ypatingai moterų. Čia, kaip suprantu, turim vieną komplektą, teisingai? Taip, tai čia yra Palangoje palaidotos moteris, atkurti papuošalai, tai ta moteris dėvėjo 2,8 kg. Žodžiu, žalvario ir sidabro. Ir su visom inkrustacijom, su viskuo. Dar ypatinga to, kad čia, aišku, yra rasta juosta su detalėmis tiek, kad galima būtų atkurti. Dar ypatingas tuo, kad jis turi įsmeigtus krūtinės srityje. Jie susmeigė labai šiltas, sunkes skaras. Bet, pavyzdžiui, kaip tau atrodo, šiti dirbiniai, ne, šiti būtent papuošalai, kiek be proto sunkus yra. Žalvarinė antkaklė su, kiek čia jau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žalvariniai tokie žiedai dar ant viršaus. Jo, žiedai ant piršto neužsidėsi, jie labai platus. Kažkokį statusą, žodžiu, jie reiškia moteriai. Ir kas būdinga, tai būtent, kad tas nelyginis skaičius, tai Kuršio ypatingai visos detalės, sakykime, jeigu paimsim, tai niekada nebūna 4 detalių arba 2 detalių. Tai būna 5, 3, 7, 9. Kaip tas nelyginis skaičius. Taip, nelyginis jo sėkmės tas vadinamas skaičius, ypatingai aišku, 5, 7, 9 jau rečiau. Po šitą moterį dar yra labai įspūdingos būtent tos apyrankės. Kaip man anksčiau minėjai, sakei, kad jos užsideda ir viskas. Jo, ir visam laikui. Čia yra jos padidinto šiek tiek, kadangi aš turėčiau jas, kadangi demonstruoti, tai turiu nusimauti ir užsidėti. Tuo tarpu jos rastos rankos vietose ir tokios skylės dydžio, kaip rankos, tikrai nedidesnės, uždėjo, žodžiu, ir vaikščiojo visą laiką. Šitas, sakykime, radinys, tai iš visi būdingas absoliučiai tik tai kuršiams, tik kuršių moteris kairėje pusėje pas save prie diržo buvo prisikabinusios tokį kaip medalioną, kaip kažkokį tai irgi statuso ženklą. Tai tik tiek, kad žinau, kad Danijoje yra rastas panašus dalykas, nušlifuotas tokio lygio žalvaris, kad galėtų matyti savo atvaizdą. Ir dar vienas būdingas dalykas būtent yra stiklas. Taip, ir pas kuršius stiklas dominuoja, ne? Taip, tai mėlynas stiklas pas juos yra pats mėgamiausias ir net nesumačius, kad kitokio stiklo nei mėlynas, būtent kuršių areale. Kaip matau, turim būtent tų karolių, ne? Jo, ir karoliukai labai būdingi, ypatingai mėlyno stiklo ir va šitie tokie, kaip pasakyti, su grioveliais mažytėliais. Čia tik tai mėlynas ir jie ypatingai jį mėgo ir yra tokia detalė, kad už stiklo karoliukus 5 galėjai nusipirkti avį tais laikais. Toks kaip palyginimas dabar gera vis kiek, apie kokius 70-100 eurų, ne? Taip. Tai va tiek eurų už 5 stiklo karolius. Panašiai, turbūt, jo, turbūt taip. Kuršių juvelyrai, gebantys sukurti tokius šedevrus, žinias ir patirtį pritaikė arba perdavė peilių puošimo meistrams. Žalvarinių apkalų apdaila taip pat verta menotyrininkų studijų. Vartydama Vykinto gamintas kuršių peilių kopijas turiu pasakyti, kad už kadro liko vienas svarbus rekonstrukcijos etapas – įrankių gamyba. Jais pavyko atkurti prieš 1000 metų naudotas technologijas. O gautas rezultatas padeda persikelti į anų laikų meistro dirbtuves ir atsekti jo kūrybinių minčių vingius. Šitas darbas buvo labai įdomus, kad tu pamatai iš tikrųjų, kaip jisai dirbo. Kai tu pats daraisi įrankius, po to kalinėjai, ornamentuoji žalvarį ir tu matai originalią, kaip daryta. Ir tu, reiškia, žinai, su kokiom problemom tu susiduri dirbdamas. Ir tu matai, kad tas žmogus irgi taip pat tas pačias problemas su tokiam pačiom problemom. Netgi gali pradėti fantazuoti, kas pas jį buvo blogai. Pavyzdžiui, pas jį nušliaužia kur nors ornamentas, ne? Taip. Kala, nueina į šoną visiškai. Tu kaip dabar šiuolaikinis perfekcionistas galbūt galvotum, kad reikia viską perdaryti, žinai. O jam buvo okei, viskas tvarkoja dėl to, žinai, jis nesuka galvos, bet po to pagalvoji, kas gali sukelti tokius dalykus. Tai pirmiausia, apšvietimas prastas, tada galbūt amžius, galbūt šaltis kažkoks, žinai, kažkas, kas tave išbalansuoja. Tu nematai, kur nueina tavo kaltelis, nebejauti žingsnio, žinai, tarp ornamentų, tarp trikampėlio ar tarp kažko. Jo, po to pamatai, supranti, kad visą laiką yra ta blogoji pusė, kuri nesimato ir ten iš visi joje niekas beveik nedaryta. O šitas yra padarytas pagal originalą, nes šitoj pusė irgi buvo kalinėjimas. Bet daugumoj peilių tai ornamentas baigėsi ties šitą vietą. Taip. Ir čia jau viskas nieko nebedaryta.
Kitą kartą pamatai, kad jisai šitoj pusėje mokosi, tikrina ornamentavimą. Reiškia, labai tokių fainų prisilietimų prie to seno meistro mąstymo ir darbo, kaip jisai žiūrėjo į tą dalyką. Reiškia, kiek brangino medžiagą, nes jeigu jis neperdarė, tai ką jis turėtų mesti laužą ir perlydyti, vėl daryti skardą, supranti. Bet jisai paliko taip, kaip yra, brangi medžiaga, žinai. Va. Ir dėl to tam tikros klaidos buvo atleidžiamos. Tada su šituo irgi įdomu, kad pavyzdžiui, šitam dengiančioj plokšteliai, čia matosi, kad eina trikampėlė su 3 taškeliais ornamentas, kuris ir visur čia. Visur čia tas pats kaltukas buvo naudojamas. Ir po to čiuk nuo vidurio kitas kaltelis visai. Supranti. Gal žmogus dirbtuvėse pametė. Baigdamas šitą darbą tiesiog pametė kaltelį ir baigė visai kitu. Nelogiška, nes niekur kitur tokio trikampėlio nenaudotas. Žodžiu, tai logiška būtų, kad jis pabaigtų tuo pačiu. Bet reiškia, gal prarado kaltelį, tingėjo daryti naują ir pabaigė visai kitokiu, kuris buvo po ranka. Tai šita tradicija tokia įdomi ir jinai daugiausiai paplitusi rytiniai Baltijos pakrantėje. Mūsų teritorijos, tos radimvietės yra tikrai įspūdinga, daugybė medžiagos. Ir jinai ten, reikia užsiimti tą fondo archeologiją, pirmiausia, nieko naujo nebekast, nes tiek medžiagos. Traukti viską iš fondų. Jo. Vienas Vykinto pagamintas peilis papildė laidos Keliaujantį laiku fondą. Tai Mažeikių rajone tyrinėto Griežės kapinyno radinio kopija. Odinė kilpa – tai improvizuota detalė. Norint visiškai užbaigti rekonstrukciją, tektų užsakyti pas meistrą diržą. Dažnai toks peilis nešiotas taip, kad nusiimti jį buvo galima tik kartu su diržu. Koks kitų peilių likimas? Beveik visi jau per projektą turėjo šeimininkus. Kiek pabuvę parodoje, peiliai supakuojami. Vėl surinkti tokią kolekciją kitai parodai bus sudėtinga. Keli eksponatai liks Lietuvoje. Kiti, kaip ir 11 amžiuje, iškeliaus pas rekonstruktorius ir praeities mylėtojus į buvusias vikingų teritorijas. Gyvosios istorijos renginiuose apstu puošnių rekonstruktorių. Be abejonės, daug smagiau įsijausti į didesnio statuso gyventoją. Tad itin komiškai stengiamasi prisikabinti kuo daugiau papuošalų, dėvėti prabangius audinius. Kuršių peiliai išsiskiria puošnumu, tad labai dažnai tenka pasijuokti iš kitų genčių rekonstruktorių, dėvinčių išskirtinai kuršiams būdingus peilius. Kad ir kokia buvo tiksli šių peilių paskirtis, viena yra aišku – jie skirti žaloti. Tad kviečiu sužinoti, apie kokius sužalojimus ir jų gydymus mums pasakoja archeologų randami kaulai. Vilniaus universiteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros prozektoriume vienas iš beveik 9000 čia saugomų tokių archeologinių radinių. Žmogaus palaikai aptikti 1998 metais Vilniuje, gilinant rūsį Subačiaus gatvėje. Buvo žinoma, kad šioje vietoje iki XIX amžiaus vidurio buvo miestiečių kapinės. Su profesoriumi Rimantu Jankausku atliekame tai, ką antropologams itin dažnai tenka daryti lauko sąlygomis – nustatyti lytį, amžių, paieškoti ant kaulų paliktų ligų požymių ir galbūt įvardinti mirties priežastį. Tai žodžiu, turime tokį 17 amžiaus pirmos pusės Vilnietį ar Vilnietę. Dabar žiūriu, ar Vilnietis ar Vilnietė. Vilnietis, tai jam būtų maždaug apie 30 metų. Siūlės kaukolės skliauto irgi atviros, atrodo jaunas vyras. Jaunas amžius, žodžiu, kaip mūsų supratimu jaunas, tam laikui tai, jau žmogus su patirtimi, 30 metais jau būdavo vienas zakas kaip laimingą bilietą išsitraukęs, nes iki tokio amžiaus išgyvendavo maždaug pusę iš visų gimusių. Tik tai apie 40–45% mirdavo iki 20 metų gimusių. Ką jis dar turėjo?
Čia kas dar krito į akis. Išvaržos. Čia mes įspaudai slankstelių kūnuose. Tai vadinami šnurlio mazgai. Tai iš liekanų kauluose mes galim prezumuoti, kuom galėjo asmuo užsiimti. Kokia veikla? Kaip čia tiesiog, kad buvo dideli fiziniai krūviai nugaros rytyje, reiškia apkraunama nugara. Apie profesiją kalbėti, gal rizikinga, bet šiaip tiesiog, kad tai irgi nieko nuostabaus, tai dideli fiziniai krūviai. Tai taip, sąnariai, tokiame amžiuje, krūviai dideli, bet dar pažeidimų nėra. Tai jis, reiškia, jis nepatyrė. Dar sąnariai nebuvo visiškai sudėvėti. Lygus sąnariniai paviršiai. Nėra išaugų kaulinių, nėra toliau pažengusių bėdų, tai ten akitumo sąnarinių paviršių, tuo labiau tenai nusidėvėjimo. O kaulų traumų kokių, ar būtent šitas individas turėjo, ar pastebėjote? Tai va dabar išiminėjant, kas krito į akis, tai štai dešinė ranka, dešinė plaštaka, kurios nėra. Ir, žodžiu, tai yra nulūžę, bet nulūžę kada? Nulūžę, taip sakant, perimortalinis lūžimas, tai yra nulūžę anksčiau prieš patenkant į žemę. Jeigu palygintume lūžimus po mirties, pažiūrėtume štai šonkaulių, tai va, jau kita spalva ir ištrupėjimas toksai dantytas yra, tai pomirtiniai pakitimai. O čia, žodžiu, prieš pakliūnant į žemę. Dešinės plaštakos amputacija. Nukirsta. Traumos, ypač smurtinės ir mirtinai pavojingos, ne pati maloniausia tema. Tačiau visose epochose žmonės žalojo vienas kitą. Biblijoje aprašyta pirmoji žmogžudystė dėja nebuvo paskutinė. Žiaurūs mūšiai, nusikaltimai ir mirties bausmės iš laiko perspektyvos šiandien atrodo kaip šiek tiek adrenalino suteikiantis nuotykis. Įsipjovę pirštą, net nesusimastome, kad dar visai neseniai tokia žaizda, jau nekalbant apie rimtesnės buitinės traumas, galėjo tapti mirties priežastimi. Su antropologu Rimantu Jankausku kalbėjau ne apie mirtį, o apie pastangas išsaugoti gyvybę. Tai plati, ne vieno jau atlikto ir vykdomo mokslinio tyrimo tema. Laidos formatas leidžia sutalpinti tik kelis šio milžiniško darbo epizodus. Pamėginsiu šiek tiek reabilituoti protėvius. Jie ne tik žalojo, bet ir mokėjo ar bent jau stengėsi gydyti vienas kitą. Žinojau, kad vienas tokių pastangų pavyzdys, nukeliantis į bronzos amžiaus laikus, yra Kernavės muziejuje. Bronzos amžiuje buvo paplitęs mirusiųjų deginimo paprotys. Tyrinėjant kapinyną prie Neries, aptikti keli palaidojimo tipai. Vieni kaulai buvo supilti į urnas, kiti į kelionę anapus išlydėti galbūt iš tošės ar audeklo pagamintose dėžutėse, kurios neišliko. Trečiųjų palaikai paskleisti akmenimis apdėliotose kapavietėse. Viena tokia kapavietė net atkartojo prieš tai egzistavusią griautinio palaidojimo tradiciją. Duomenų iš praeities deginti kaulai išsaugoja žymiai mažiau. Protėviai išsijoti, tūkstančius metų žemėje pragulėję, archeologų surinkti nedideli kaulų fragmentai patenka ant antropologo darbo stalo. Tada įsijungia žinios, praktika ir patirtis. Čia pat gali būti pateiktos išvados apie lytį ir amžių. Kernavėje rastas kaulas turėjo daugiau užkoduotos ir antropologų perskaitytos informacijos. Tai yra labai retas dalykas. Pirmiausiai mes čia matome dilbio kaulo fragmentą, kuris turi aiškią deformaciją, bet yra sugijęs. Kaulas buvo lūžęs ir tas lūžis sugijo. Lūžis sugijo kreivokai, nes nebuvo padarytas atitinkamas
įtempimas kaulo. Bet ranka buvo sutvirtinta greičiausiai su medžio žievė apvyniojant. Tai yra tas, kaip dabar sutvirtinama, kad nejudėtų lūžusi ranka arba koja, taip ir tada buvo. Tik tai visų technologijų nežinojo, kad kaulas tiesiai, tiksliai, gražiai suaugtų, reiktų dar, kad jis būtų įtemptas, bet mes matome, kad vis tiek žmogus buvo gydomas. Žmogus buvo gydomas daugiau kaip prieš 2000 metų. Ir buvo žinoma, kad pirmiausia reikia stabilizuoti, kad ta sužeista lūžusi ranka nejudėtų. Vienas iš seniausių medicinos gydymo įrodymų Lietuvoje. Antropologija nėra vien tik mokslas apie protėvių kaulus. Pirmoji sudurtinio žodžio dalis antropo, rodanti sąsają su žmogumi ar net žmonija, taip pat nurodo nepaprastai platų tyrinėjimo lauką. Su profesoriumi Rimantu Jankausku šį kartą aptariau tik vieną nedidelį segmentą – traumos ir jų gydymas. Medikai baigę Vilniaus universitetą ar kitų specialybių studentai išklausę antropologijos kursą nesunkiai atpažins šią vietą. Na va, čia mūsų spinta, kur studentam demonstruojama įvairias patologijas. Čia, sakysim, šita lentyna yra vien lūžimai. Ir atrodytų ir tiek sugyja lūžimai, tiek nesugyja. Na, nuo paprasčiausio tokio lūžimo, štai dilbio kaulai, būtų, čia žmogui nepasisekė, va štai randai, kas būna kaip kaulas, kai sugyja. Tai štai, jeigu būtų vien izoliuotas alkūnkaulio lūžimas šitoje vietoje, tai būtų įvėjamas gynimosi lūžimas. Žmogus nuo smūgio ginasi pakeldamas rankas ir smūgis tenka, į šoną atkištą alkūnkaulį. Bet čia šiuo atveju turime ir dar vieną dalyką, dar vieną lūžimą. Čia yra stipinkaulio kritimo lūžimas, įvėjamas kolio sulūžimas arba šakutės lūžimas. Kai žmogus krinta, štai užkliuvęs, krinta ant ištiestos rankos, va, ir štai prie riešo įvyksta lūžimas. Panašu, kad čia mes surinkome, štai, raktikaulio paimsime. Raktikaulio pietinis galas. Šiaip raktikaulis lūžta dažniausiai nuo netiesioginio smūgio, netiesioginio suspaudimo, štai šitai, tai vienas dviratininko arba motociklininko lūžimas, reiškia krintant ant alkūnės arba ant peties, lūžta čia per vidurį ir jo, sakysim, tam, kad jisai sugytų, reikalingas tempimas, nes raumenys dėl skausmo susitraukia ir lūžgaliai pasislenka. Tai tokie sugijimai gydyti mums tikrai gali paliudyti, kad šituo individu kažkas rūpinosi po jo traumos. Kad rūpinosi galima matyti ir iš to, kad jis išgyveno. Kad sugytų tokios traumos, tai iš tikrųjų reikėjo, reiškia, slaugą ir ilgalaikę slaugą. Ir koks būtų mūsų seniausias toks radinys? Ar turime kokį? Ar galime apsibrėžti, kada prasidėjo medicina kaip tokia, mums pažįstama? Jeigu mediciną vadinsime bet kokią pagalbą, bet kokią slaugą, tai Lietuvoje seniausią atvejį turime. Tai vat iš Dongalnio kapinyno sugijus riešo traumą, maždaug 7000 metų senumo. Grįžtu į karinių konfliktų ištakas. Išradus ginklą, kita užduotis buvo sugalvoti, kaip nuo jo save apsaugoti. Ginklai ir apsaugos elementai kartu tobulėjo, keliavo per epochas ir iki šių dienų keliauja neatsiejamai vienas nuo kito. Kariai buvo ta rizikos grupė, kuriai dažniausiai prireikdavo gydymo ir slaugos. Paskutinė trauma, kurią pati mačiau, įvyko 2022-aisiais. Išsitepęs raudonai savo šarvus, jau krumplys numuštas, kaip ir sakiau, ne viena kova neapsieina be kraujo. Bičiuliui Gytautui iš karių rekonstruktorių klubo Varingis per mūšio inscenizaciją sužalota ranka. Čia vienas va taip pakliuvo, kitas va taip. Pirmąją pagalbą suteikusi medikė pasiūlė kreiptis į gydymo įstaigą. Tai ir padaryta. Renginio aktyvioji dalis Gytautui tą dieną baigėsi. Per mūšio inscenizacijas žiūrovai mato tik fasadinę pusę. Užkulisiai netokie spalvingi. Būtina sąlyga – treniruotės ir gera fizinė forma. 1000 eurų skaičiuojamų investicijų reikalauja aprangos ir ginklų atkūrimas. Sveikintina iniciatyva sukauptos žinios bent jau apie rekonstruojamą laikotarpį.
Dažnas karys diskusijoje galėtų varžyti su profesionaliu istoriku. Esminis skirtumas, kad karys teoriją tikrina praktiškai. Tema ta pati, tyrimo metodai skirtingi. Tokiose lauko laboratorijose gauti rezultatai kartais nesutampa su istoriniuose šaltiniuose aprašytais mūšių ar karo žygių epizodais. Istorikai ir archeologai taip pat turi pastabų kariams ir rekonstruktoriams. Praktikai, entuziastai kažkiek tais taiso galbūt pražiūrėtus momentus akademikų. Bet yra ir kita pusė, kada tie praktikai, entuziastai nusipraktikuoja per daug, pradeda gyventi savo gyvenimą tame rekonstrukcinėme pasaulyje ir jau jiems atrodo, kad jie turi tą mandatą taisyti, keisti kontekstą. Pavyzdžiui, dėka rekonstrukcinių kovų, kurios yra reikalingos perteikti ginklų naudojimą, galbūt ten ginklų naudojimo specifiką, atsiranda tam tikros taisyklės, kad kovotojai dalinai būtų saugus ir vis dėlto kažkaip ta kova įvyktų. Kad taisyklės sėkmingai apeiti, kad galėtų tos pataikymus susirinkti, žmonės pradeda keisti pačius ginklus. Inscenizacijose naudojami ginklai pagaminti taip, kad nežalotų kitų dalyvių. Keičiasi ne tik ginklai, bet ir apsaugos priemonės. Didžiausias krūvis tenka skydams, todėl jie tobulinami, kad atlaikytų kuo daugiau priešininko smūgių. Po šarvais papildoma smūgius sugerianti apsauga. Einant į kovas, dabar dar ir mes kartais panaudojam, tai yra naudojamos dilbių apsaugos, užsidedamos odinės, pirštinės odinės, nors visa ikonografija rodo, kad ginklai laikomi plikose rankose. Bet tada vėl, ar mes galime tada išeiti į varžybas, saugumas prieš realų vaizdą, pasverti reikia. Tai reikia suprasti, kad tu gyveni vis dėlto ne tame laikmetyje. Ir tu jau darai pagal 21 amžiaus žmogaus suvokimą. Mūšių inscenizacijos ir turnyrai žiūrovams patraukliausia renginio dalis. Pavojinga zona čia pat, o ją peržengus sunku nuspėti pasekmes. Dvikovos turnyre karys dėmesį buvo sutelkęs į priešininką, o ne dėl geresnio kadro priartėjusi fotografą. Abu incidentų dalyviai pretenzijų vienas kitam neturėjo. Ir prasideda didelis mūšis. Kada čia tave nuskynė? Prieš 10 dienų trunka mūšis. O ten prie to bordiūro? Puol atsitraukia. Taip ir buvo. Ištinusi lūpą, kolegai nesutrukdė toliau ieškoti geresnių kadrų. Kariai tęsė pasirodymą. Aptariamas scenarijus, primenamos taisyklės, suderinami veiksmai. Jaučiat, kad nelogiškai jau gaunat? Pritūpkit. Mūšis inscenizuotas, ginklai specialiai pritaikyti, tačiau patirti sužalojimai dėja tikri. Žinių, kaip kovoti ir gintis nuo priešo vėlyvaisiais viduramžiais galima rasti to laikmečio literatūroje. Ankstesnių laikotarpių ikonografija kuklesnė, tačiau žinias papildo archeologija. Kariai rekonstruktoriai turi užtektinai medžiagos, nepasiklysti protėvių ginkluotės arsenale. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Primenu, kad kalbame tik apie apsaugai skirtas priemones. Lameliaro konstrukcijos šarvai atsirado anksčiau už grandininių šarvus. Chronologinės abiejų šarvų ribos plačios. Todėl nukeliavus pavyzdžiui į 11 amžių, visai tikėtina būtų išvysti tokias apsaugas dėvinčių karių dvikovą. Kariai su tokio tipo šarvais galėtų stovėti Žalgirio mūšio rekonstrukcijoje. 2010 metais buvo atkurti Vytauto didžiojo šarvai. Darbo autoriams analogų teko ieškoti užsienyje, o paties Vytauto rekonstrukcija patikėta Lietuvos karininkui Donatui Mazurkevičiui. Kunigaikščiui Vytautui atstovavęs kolega iš Lenkijos užleido vietą ir rekonstrukcinis nesusipratimas buvo ištaisytas. Lietuvių pulkams, kaip ir anuomet, komandos buvo duodamos lietuvių kalba. Svarbi šių dienų rekonstrukcinių kovų apsaugos priemonė – šalmas. Jį palikus namuose, kautynes teks stebėti iš žiūrovų vietų.
Suskaičiuoti archeologų rastus šalmus dabartinės Lietuvos teritorijoje pakaktų rankų pirštų. Keli ypač reti radiniai eksponuojami Kaune Vytauto didžiojo karo muziejuje. Tai pavyzdžiui, čia mes turim 17 amžiaus visą misiurką, specifiškai taip būtent. Rekonstruktorių klubo viduramžių pasiuntiniai bazėje išvydau turtingesnę atkurtų šalmų kolekciją. Ne mano rekonstruojamas laikotarpis, tačiau klausydama klubo vadovo Karolio Jankausko pasakojimo, nepraleidau progos paklausti apie vieną iki šiol kariuomenėje egzistuojančią tradiciją, atsiradusią būtent dėl tokių šalmų. Antvečiai, kur yra irgi kaip antnosis įtvirtinamas per vieną centrinę ašį, bet jau dengia visą veidą. Tai, pavyzdžiui, čia vadinamas klapvizeris. Tai yra tiesa, kad būtent iš tokių šalmų atėjo tas atiduoti pagalbą ženklas, kad būtent kelti turbūt netgi ne iš tokių, o iš dar vėlesnių biški, kada čia ta centrinė ašis, pavadinkime taip, ji yra nelabai praktiška, nes yra labai didelis laužimo kampas. Jeigu čia pasitaiko, o vienas tik tai laikymosi taškas, jis labai gan greitai įsidaužo. Ir tada staiga visi sugalvoja, kad tos pačius basinetų antvedžius galima daryti su šoniniais. Tai prasme, 2 iš karto žymiai mažesnis laužimas ir jau tokio tipo antvedis, jis jau atidaromas tuo pagarbos pakelimo gestu. Būtent tuo, ta prasme, kad aš čia dabar neužsidėsiu, bet įsivaizduokime. Taip ir tu ten pakeli ir op. Tai va. Skydas – populiariausia priešistorės karių apsaugos priemonė. Kario rekonstruktoriaus ginklų rinkinys taip pat neįsivaizduojamas be skydo. Tūkstantmečiais masiškai naudojamas ir plačiai paplitęs daiktas negalėjo pradingti be pėdsakų. Taip ir yra, tačiau kultūrinėse sluoksniuose dažniausiai aptinkama tik geležinė skydo dalis. Pavyzdžiui, originalo skydo. Baltų žemėse vienintelis archeologiškai sveikas skydas rastas Kuršių genties teritorijoje Latvijoje, netoli Liepojos, Tyro durpyne. Kuršių genties muziejuje Mosėdyje yra vienintelė Lietuvoje šio skydo rekonstrukcija. Ir čia yra jau, tarkim, apytikslė rekonstrukcija archeologinio radinio ir jinai jau būtų visiškai nepatogi naudoti. Kitas dalykas, skydo diametras yra originalo 85 cm, kaip ir šito. Atkurti populiariausio apvalaus vikingų laikų skydo medines ir odines detalės padės kaimynų archeologinė medžiaga. Nuo kalvį, įvaldžiusi geležinio antskydžio gamybos technologijas, galima rasti Lietuvoje. Kalvis Maksas kasmet rekonstruktoriams įvertinti pateikia po keletą antskydžių. Tai daug laiko atimantis procesas. Makso pagamintus antskydžius, atsidūrusius ant rekonstruktorių skydų, tektų skaičiuoti šimtais. Nesidomintiems karyba, antskydžiai ko gero bus panašus į neaiškios paskirties dubenėlius, tad darbų autoriaus paprašiau pristatyti trumpą antskydžio panaudojimo instrukciją. Kad visą laiką rankenas eidavo, tarkim, jeigu rankena, paimkim šitą, persigrėždavo ir rankena visą laiką būdavo montuojama taip ir laikoma buvo taip. Ir netgi kai kurios rankenos būdavo tiek gaubtos, kad ranka kuo giliau atsidurtų skyde. Nes skydas buvo naudojamas ne tik gintis, bet ir pult. Sudot su kraštu. Ten net sagose rašo, kad pagaudavo ietis su skydu. Prasme, jisai durdavo, o laikydamas skydą, tu gali užlaužti tą ietį ir priešininkas jos nebeištraukia ir atvirkščiai tu su skydu ištraukia jam ietį iš rankos. Ir tada jis jau lieka beginklis. Ir tai tos kovos taktikos, būdai, jie yra nemažai. Ir tas pats su kalavijais, įkerti kalaviją ir tiesiog užkerti, užlenki tą skydą ir ištrauki tą kalaviją iš rankos. Smūgiuodavo į kojas, į pilvą, į neapsaugotą tą veido pusę su skydu. Bet ta kontrolė visą laiką kumštis turėjo būti kuo giliau. Iš vienos pusės tai kontroliuoja tą skydą, iš kitos pusės apsaugo ranką. Apsauga yra geležinė. Tiesiog ne to žodžio prasme. Tai originalus Semeniškių pilkapyje palaidoto kario antskydis. Jame galima atrasti priešo paliktų smūgių žymių,
o radimo aplinkybės byloja, kad skydas kario neapsaugojo. Apie pilkapio archeologinius tyrimus ir radinius pasakojau ankstesnėse laidose. Nemačiusiems priminsiu, kad bendražygiai sudeginę kario palaikus į jo kapą įdėjo skydą, siaurą ašmenį kirvį, ietį ir peilį. Kilo idėja šiuos ginklus rekonstruoti. Lygiagrečiai su laidos kūrimu vyko ginklų atkūrimo procesai. Tikėtina, kad prieš 1500 metų kariui ginklus gamino vietinis kalvis iš Kernavės apylinkių. Rekonstrukcijų gamybos vietų geografija žymiai platesnė. Kalvėje Mažeikiuose Martynas Stankus atkūrė kirvį ir ietigalį. Peilio aprašymas, brėžiniai ir nuotraukos išsiųstos Kernavėje viešėjusiam kalviui iš Švedijos Giotsui Breitenburcheriui. Kuriant šią laidą iš Švedijos atkeliavo siunta, o ten buvo 2 Giotso nukaltos Semeniškių kario peilių geležtės. Beliko palyginti su originalu ir išsirinkti tinkamiausią variantą. Skydo rekonstrukcija prasideda nuo geležinio antskydžio. Jis gamintas Telšiuose, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto kalvėje. Čia meistrystės paslaptimis su studentais dalijasi savas rekonstruktorių pasaulyje kalvis Donatas Liekmanis. 2 valandos intensyvaus darbo ir 21 amžiaus gaminys nukelia į 5 amžių. Tas umbas yra ypatingas tom, kad jisai, sakykime, centre šitoje vietoje turi storesnį metalą. Ir po to jisai nuo centro eina plonin, tai yra, sakykime, centre buvo 3-4 mm ir nuo centro eina, sakykime, plonin iki 1,5 mm. Tai va, tai ką mes ir bandėm išgauti, tai ėmėme storesnę, aišku, šiais laikais storesnį plokštę, ir kurią mes bandėme ištempti į kraštus, nutempiant, sakykime, tą metalą, suploninant, ir taip mes gavome, sakykime, ruošinį, tai tą mūsų tą blyną, vadinkim gal netgi, kuris jau yra centre storesnis, ir po to iš šonus nutempiam į plonesnę tą skardą. Ta storesnė dalis yra grynai apsauginės tos funkcijos. Taip, tai tas, sakykime, umbas, kaip jisai stovi ant skydo, tai grubiai tariant, tai yra vis tiek labiausiai pažeidžiamiausia vieta ir nuo pačio kalimo, kai kalam, sakykime, visą umbą, tai tas centras ir labiausiai išplonėja. Taip. Tai dėl to mes šitą procesą taip ir darėm pagal radinį, kaip ir buvo, kad jisai, sakykime, turėtų tvirtesnę tą, vadinkim, briauną ar tiesiog patį viršų, kad atlaikytų tuos smūgius nuo kalavijų, kirvių ir taip toliau ir taip toliau. O tu minėjai tempti, tai gali paaiškinti, ką reiškia tas procesas tempimo? Tempimas tai labai panašiai galiu paaiškinti imant plasteliną, tai yra paimam plastelino gabalą ir mes jį minkome, tempiame, spaudžiame, kažkaip formuojame tą visą tokį. Tai su metalu labai panašu. Tik tais, aišku, ne su rankom tai darome, su įrankiais. Procesas tai vis tiek irgi kaitinti, kalti, tempti, tiesiog lyginti. Ir tas toksai labai panašus iš tikrųjų, kaip ir seniau buvo ta kalvystė, taip ir dabar. Tik aišku, tos sąlygos reikėjo ir pas pačias anglis išsigauti patiems, sakykime, ir tą patį geležį. Aišku, truputį medžiagos skiriasi, sakykime, ir priekalų, sakykime, jau formos, jau ir visą kitką, jau po truputį, sakykime, einam. Tobulėjam, bet iš tikrųjų niekur daug mes toli nenutobulėjom, vadinkim taip. O, sakykime, greitis pagaminimo, tai be abejo, kadangi technologija, tai viskas gerokai pagreitėja, ne? Žinoma, nes tai yra kaip didelis pagalbininkas, tai yra pneumatinis, tai tiesiog ką tu vienu smūgiu plaktuku, sakykime, gali padaryti, tai su pneumatiniu vienu smūgiu padarai kokį 10 kartų daugiau. O kokybė, ar skiriasi? Viskas priklauso nuo meistriškumo. Kiek tu įvaldai tą, sakykime, techniką ir kaip tu su ją elgiesi. Tai šitas radinys dar ko ypatingas buvo, kad prie jo dar taip pat yra ir rankena, ir gerai išlikusi ganėtinai ta rankena. Tai man pirmas kartas, kai darau rankeną geležinę skydui, tai yra prie umbo. Retesnis atvejis, taip, nes automatiškai būna vis tiek medinės tos rankenos, kurios, sakykime, dedasi prie pačio skydio medinio, sakykime, tos dalies ir po to vis tiek tvirtinasi per umbą su kniedėmis. Tai va, toksai buvo labai vienas man iš retesnių dalykų. Semeniškių kario antskydis be geležinės rankenos išsaugojo dar vieną detalę, išskiriančią jį iš kitų, daugiau nei 200 Lietuvos teritorijoje rastų antskydžių. Savo vietoje liko kniedės. Jos taip pat rekonstruotos, o pagal originalą galima tiksliai atkurti skydo medinių lentelių storį. Eksperimentai tęsiasi.
Šiandien apie kovas, traumas ir ginkluotę tiek. Ačiū keliaujantiems kartu ir susitiksime jau kitoje ekspedicijoje po savaitės. Šią ir kitas laidas visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.